Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Aš šiandien atrodau nekaip, bet aš sergu. Aš atsikėliau su temperatūra ir nežinau, ar čia kad gijimo procesas, ar peršalau, ar kas, bet, žodžiu, labai nekaip jaučiuosi, blogai miegoju ir visa kita. Ir taip, bet man tėtis parvežė siuntą ir siuntą iš Temu ir aš norėčiau pasižiūrėti, ką aš čia gavau, bet norėjau jums nufilmuoti, kadangi jūs labai prašote tų haulų, tai aš susitarėm, kad aš atrodau taip, bet nufilmuoju jums Temu haulą ir nekreipsim dėmesio, kad atrodau labai nekaip, nes jaučiuosi nekaip. Bet gal įdomiau, ką gavau, negu kad kaip atrodau. Tai žiūrim, ką gavau, nes noriu pati pasižiūrėti. Pradėsiu nuo nuobodžiausių dalykų, nes tiesiog užsisakiau 3 skirtingų dydžių pakavimo maišelius, taip pasakyti, kai reikia siųsti Vinted siuntas. Čia vienas dydis. Čia tokie mažuliukai, jeigu kažkokį daiktą reiktų siųsti ar kažką nedidelio. Ir čia yra didžiausi. Jeigu tik atidaryčiau, negaliu dar pilnai tos rankos naudoti. O, čia yra didžiausi. Iš tikrųjų įdomu, koks čia. O, didelė. Tai čia vat labai gerai, jeigu kelis siurbelius užsisako ar didesnį. Tai užsisakiau tiesiog maišelių, kad turėčiau siuntiniams išsiųsti. Tai jo, nes pasibaigė. Buvau užsisakiusi Sheino tokius rožinius gražius, bet gan daug Vintede pardaviau drabužėlių ir išsinaudoja jie. Tai jo, čia toks dabar vieta plagui, varykite mano Vintedą, gerda.ris. Ne, kodėl savo Instagramo handle pasakiau, tiesiog Gerda.ris Vintedas. Gal reiktų tiesiog Instagrame pasikeisti į Gerda.ris, bet įpratus su to tašku esu, tai net nesinori keistis. O yra šitoks dalykėlis, kurį pamačiau ir mane sudomino. Čia yra įdėti į skalbimo mašiną. O, čia dujė. Dujė. Įdėti į skalbimo mašiną, kai skalbėsi rūbai ir turėtų šitas daiktas surinkti visus plaukus į save. Tai man kaip 2 katinų turėtojai, kurie labai šeriasi, būtų labai geras variantas, ypač dėl juodų drabužių. Tai pažiūrėsiu, ar veikia, tik aš nesupratau. Ta prasme, įdedi jį, jisai visas apsiplaukuoja palei nuotraukas. Tai kaip vėliau jį išvalyti? Ta prasme, ar turi tiesiog išgraibę tos plaukus, ar kaip nors nusiema. Jeigu turi tokį dalyką ir naudojot, prašau, pasidalinkit, kaip čia viskas vyksta. Ar iš vis veikia. Nes man kažkokio reikia to sprendimo, kadangi aš neturiu džiovyklės, tai nėra kas tos plaukus surenka. Tai tiesiog reikia kažkaip suktis iš situacijos, nes tikrai plaukų daug ant visko. Aš visat plaukų, žinot, nespėjau pirkti tų tokių volelių, kur nuėma plaukus, nes 2 katinai ir Bela, matėt, ta prasme, Bela yra pūkotukas visas, tai pas ją tokie tie plaukai pūkuoti, jie tokie visai kitaip limpa, o Pūkis baltas, tai visi juodi drabužiai tiesiog balti tampa ir jisai labai šerės. Aš nesuprantu, jis tiek daug šerės, bet visat plaukų pasipilna. Tai aš nesuprantu, kaip tie plaukai taip generuojasi. Galėtų pasakyti savo paslaptį Pūkis, kad man plaukai taip augtų. Toliau nusipirkau šitą dalyką, kurį aš 100% žinojau, kad turiu, bet po kraustimosi jisai kažkur dingo. Gal jisai liko pas tėvus? Nežinau, bet jeigu liko, tai tada gerai, nes jie tada turės ir aš turėsiu. Tai čia yra šitas dalykėlis, kur iš kilimų išėma plaukus. Kadangi čia turiu kilimą, kur nekaip siurblys neužkabina visų plaukų, tai su šituo išimsiu.
Tai kadangi neradau, tai ir pasiėmiau naują, nes tiesiog reiks kada nors praeiti visą kilimą, nes sakau, ypač Belos plaukai, jie tokie, nemoku pasakyti, Bela visai kitokio plauko yra. Pūkis yra to tokio kieto plauko, kai būna šunų tas plaukas, ypač tų tokių didelių šunų, tų tokių, aš turėjau namuose rotveilerį maišytą su bokseriu, tai vat jo tos šunio plaukai buvo tokie vat kieti kaip pūkio, o pas Belą yra pūkas grinai. Jinai galėtų būti pūkė, bet pirmą pūkį turėjau, tai būtų apsivertę vardai. Toliau pasiėmiau, labai gražiai atrodė tokios blakstienytės, kaip sakant, su, kaip matote, tik tais galiukai tokie. Tai net nereikės jų kirpti, galėsiu tiesiog prisidėti, kaip pasidarai makiažą, prisidedi. Labai gražiai pasirodė, tai nekantrauju pamėginti. Update'as, jeigu įdomu, per ranką dabar nebesidarau to viso pilno apsukimo, užsidedu tik tais ant tos vietos, kur yra žaizda randas. Tai, ta prasme, va, kur skauda labiausiai, tai skauda va čia, va šitą visą vietą. Iki čia. Dar matot raudoni tie krumpliai, nes buvo viskas mėlyna, buvo išsipūtę, ištinę. Tai dabar skauda va čia ir negali visiškai, riešą negaliu sulenkti dar, tai, nes gyna. Bet jau pirštukai va lankstosi, nes po operacijos pirmas 2 dienas negalėjau pirštų sulenkti, nes, skaudėjo ant tiek. Tai įdomus dalykas. Aš nežinau, kaip man po operacijos bus gyjimas, nes kaip ir tokia atrodė lengva operacija, bet gavo sunkesnė dėl tos sausgyslės, kuri buvo prie pat. Jetus, aš tokia šnekutė. Darau Temu haulą, bet šneku apie viską, tik ne apie Temu haulą. Kitas dalykas, tai pasiėmiau didelį paką apatinių mėgstamiausių savo. Kodėl jie mėgstamiausi? Todėl, kad jie jauties lyg būtų be apatinių. Jauti laisvės su šitais apatiniais, tai aš juos dievinu, bet čia šitie apatiniai buvo visokių spalvų, tai galvoju labai gerai turėsiu visokiom progom, visokiem rūbam, tai galim pražvelgti. Tai apatiniai yra šitokie, jie, žodžiu, yra tie, kur nesijaučia, no line, žodžiu, neturi jokių tų lines, nesimato po rūbais ir nesijaučia. To ant kūno jų nejauti. Jie tokie lengvi, laisvi, nejauti ir plus, nežinau, bet mano sudėjimui jie labai gražiai atrodo ant kūno. Ta prasme, gražiai ir subiniukas atrodo, viskas labai pabrėžia figūrą, labai gražiai atrodo. Tai va, turim raudonus, turim tokius vos ne nude, turim oranžinius, man dabar oranžinė spalva kaip patinka, tai faina. Turim melsvučius, nors čia labiau gal toks nude variant, nors peach gal čia toks nude. Tuomet balti, juodi, gal čia nude, žodžiu, ir geltoni. Visokių spalvų, vaivorykštės, žodžiu, visom progom ir sakau, tuos apatinius tikrai pamatot Temu, Sheine, siūskitės, rekomenduoju, nes nesijaučia jų. Ta prasme, perfekto, visiškai nesijaučia ant kūno. Ir čia geriausias turbūt dalykas, nes, žinot, kiti apatiniai būna tokie, kur visur, kur nereikia būna jų. Arba sukyla kur nors, pavyzdžiui, ypač čia tiem, kas turi didesnės subinės. Pasakysiu gal taip, nes kai yra didelė subinė ir yra apatiniai, kurie turi per daug medžiagos ant jų, tai viskas sukyla į viršų. Tai arba stringus dėvėt turi, arba tokius apatinius, nes šitie nesukyla ir nesulenda, kur nereikia. O kai būna ten šortukai kokie ar dar kažkas, nestovi jie gerai. Tiesiog, ne. Tai čia rekomenduoju visiems su didesnė apatinė dalim. Tuomet parsisiunčiau pėdkelnes, tas, kur paapačiai yra tas sluoksnis lyg nude ir atrodo, lyg tu esi su plonom pėdkelnėm, bet jos yra storesnės, nes man po naujako, jau buvo prieš naujaką viena skylutė ir per naujaką dar kažkur įsibrėžiau, tai tiesiog reikėjo naujų, nes labai gražiai atrodė, ypač kai šaltesnis oras,
kad atrodai liktų tipo su vos plonytėm esi pėdkelnėm, o jos iš tikrųjų storesnės, tai pasikeitimai tiesiog esu jau turėjęs. Kaip aš šito laukiau, aš jum kažkada sakiau, kad aš radau mėgstamiausią savo pižamą Temu ir ten yra dar 2 spalvos, yra mėlyna ir yra rožinė. Ir aš sakiau, kad ateityje aš tikrai ir tą parsisiųsiu, bet kadangi mano mėgamasis yra mėlynas, mano patalynė dažniausiai mėlyna, tai aš parsisinčiau mėlyną variantą tos pižamos ir tiesiog nekantrauju pamatyti, kaip atrodo. Okei. Ta prasme, jinai žiauriai atrodo tokia prabangi, ta pižama, nemoku pasakyti. Wow. Ir šitoks viršus. Sakiausi šiek tiek didesnį dydį, kad būtų toks labai chill toks. Tai labai laiminga, nes labai norėjau pižamą šitos. Nes pati mėgstamiausia ta balta, kurią turiu. Ir dabar liko tik gonna catch them all, tai aš dabar turiu surinkti visus, tai liko rožinis tik variantas ir bus viskas pas mane. Tai žodžiu, labai tiesiog norėjau tos pižamos. Šį čia pasigrėbiau, nežinodama, ar bus nice, ar bus ne, bet tiesiog reikėjo dadėti kažką, kad būtų nuolaida. Tai pasiėmiau tokį dalyką, pažiūrėsim, gal visai nice. Tai yra kostiumėlis toks apatiniu, toks viršus, toks cute, labai vasariškas. Ir tokie pat apatiniai kaip tie, kur aš mėgstu, tik tai čia su braškytėm. Tai man labai cute toks, ta prasme, cute variantas. Manau, kad turėtų gražiai atrodyti ant kūno, taip labai, sakau, ypač vasarai atrodo toks nice. Ir dar turiu 2 drabužėlius iš Temu, be pižamos ir tapatinių, nesisakiau jokių rūbų. Tai man čia first. Ar ne? Meluoju, sakiaus. Bet nepamenu ką, bet sakiaus, meluoju. Visiškai pamelavau dabar. Nu, koks čia melas, jeigu tiesiog neprisiminiu. Pamačiau timpą su pašiltintu vidu. Ir mano timpos visas yra plonos, vasarinės, o čia yra pašiltintos, juodos, paprastos timpos. Ir pagalvojau, tokiam sezonui labai nice, su kokiu didesniu megztiniu. Oi, kaip šilta! Turėtų būti, žodžiu, labai geras variantas. Tai pasigrėbiau tiesiog, nes praktiškas atrodo, visur užsidėsi su visokiais dalykėliais ir bus šilta. Ir tikiuosi nepersimato, nes labai storas, prasme. Matos, kad storas, tai gal turėtų nepersimatyti. O kitas dalykas, tai norėjau tiesiog juodų treninginių kelnių, nes saviškės sutepiau, žodžiu, labai stipriai ir man atrodo, kad jau nebeišsiplaus per remontus čia. Ir tiesiog norėjau juodų treninginių kelnių ir nežinau, pamačiau šitas, pasiėmėm, nežinau ar tiks, pažiūrim dabar kartu. Šitokios paprastos, galais tokie, pašiltintos viduj, okei. Turi kišenės, svarbu, o ir dar gilios tokios. Nu, koks čia dydis? S-as. Tokios didelės gan atrodo, tai aš manau, kad tikrai mano dydis tiks. Tai va, turėsiu pasikeitimų juodas, treninginės kelnes, kurias irgi labai prie daug ko galim užsidėti, nes iš viso juodos apačios kelnes, džinsai, timpos yra tokie universalūs dalykai, kurie prie daug ko tinka. Tai gera turėti spintą. Tai toks šį kartą Temu haulas, man pačiai buvo įdomu, nes buvau pamiršus, ką užsakiau, kadangi sakiau dalykų labai daug mamai ir tėčiui, tai pagrinde buvo dalykai jiem, didelis siuntinys buvo.
tai buvo daug jiem ir buvau pamiršus, ką savo dasidėjau, nes tiesiog papildomai savo įsidėjau tų dalykų, bet prisiminiau, kad tuos apatinius, kad pižamo, kitkai buvo tokie taip pamastymai. Tai faina. O dabar aš einu gultis į lovą, ilsėt, nes mažai miegojau ir tikrai. O Dieve, Pūkis ką tik buvo, žinot, kai katinai taip žuvį laiko prispaudė, taip juokingai. Tai va, eisiu ilsėtis, tai tikiuosi, jums patiko šitas video. Jeigu patiko, būtinai palaikit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleisimėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gera.ris bei TikTok'e gerdaris. Ir visat pasakysiu, kad jei norite pamatyti daugiau video iškart, nes jeigu aš nufilmuoju kažką, aš iškart įkeliu kanalo nariam, tai tapkite kanalo nariais už €99 centus per mėnesį ir pamatysite daugiau manęs iškart bei labai man padėsite. Tad tikrai rekomenduoju. Ir ate!